Fixus Mobilis projektas Pasidaryk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidaryk pats. Inžineriniai tinklai. Anksčiau turėjau tokį asociaciją, vaikšto dėdė rimtas inžinierius ir braižo, kur koks elektros laidas turi būti pravestas. Ne visai taip. Inžinerinė instaliacija yra bendra instaliacijų visuma. Elektros instaliacija, vandentekis, vandens nutekėjimo sistema, dujotekis, šildymo sistema, vėdinimo sistema ir dar kokia nors sistema, tikiuosi nieko nepraleidau. Ir kiekvienas iš šių elementų yra lygiavertiškai svarbus. Bent vienam išėjus iš rikiuotės gresia rimti nemalonumai, pavyzdžiui, gaisras, potviniai arba rimti pastato konstrukcijų pažeidimai. Tad būkime budrus, stebėkime ir veikime arba kreipkimės į ekspertus. Šiandien su Fixus Mobilis specialistais mes nersime į inžinerinių tinklų apžiūros nuotykį. Aurelijau, klausimas yra toks, kaip išvengti gaisro pavojų senuose statiniuose, ar tai būtų mūriniai ar mediniai, ar iš jis yra skirtumas, ar bendros taisyklės? Visų pirma, visi darbuotojai dirbantis pastate turėtų būti instruktuoti, tada teritorija turėtų būti nušienauta irgi pašalintas visos medžiagos nelaikomos šalia pastatų, kad gaisrų kilusiai į pastatus neįkiltų, tada turėtų būti tvarkinga elektra, tada turėtų būti evakuacijos užėjimai neužkrauti ir ženklai visi. Ir aišku, svarbiausia, kad būtų pirminės gaisro gesinimo priemonės pastate. Kokiai kvadratūrai, kiek gesintuvų turi būti? Jo, tai šiandien yra reguliuojama taip, kad kultūros paskirties pastatuose 400 kvadratų metrų plotų reikėtų pasirinkti arba 4 gesintuvus 2 kg, arba 3 gesintuvus 4 kg, arba 2 gesintuvus 2 kg. O davikliai, gaisro davikliai, kurie pypsi? Tai jeigu jūs gyvenate, tai gyvenamojo patalpoje turėtų būti bent vienas daviklis. Jeigu šitoje patalpoje yra dar kelias mažytės patalpėlės, ne? Tai nereikia kiekvieną įrenginėti. Ir ypač nereikia įrenginėti, jeigu yra virtuvės patalpa. Virš virtuvės neįrenginėti jokių būdų automatinių daviklių, nes jie tiesiog klaidins. Bet, Aurelijau, virtuvė yra tas, jeigu židinio neturite, tai tikrai virtuvė yra pavojingiausias taškas. Taip, bet aš jums galiu pasakyti, kaip tas yra išsprendžiama. Jeigu jūs šalia virtuvės patalpos pakabinate kolidorių į tą daviklę, ne? Virtuvės patalpoje kyla karštis, dūmai. Jie eina iš karto į viršų ir iš karto perina ir pasiekia daviklį ir jisai suveikia. Ir taip jūs išvengsite klaidingų suveikimų gaminant maistą. Pasinė bendra patalpa ten, kur kambarys ir virtuvėlė. Jo, tada jūs toliau nuo virtuvėlės turėtumėt kabinti. Pasistengiau ir pypsi, ir aš kas kartą, kai jisai pypsi, aš labai dėkoju, aš turiu lazdelę tokią prieinu, taip bam, ir tai savotiškai, veikia. Patikrina tai. Jo. Inžineriniai tinklai, o šita visa masė skirtingų struktūrų, tiek elektros dujų, ten vandentiekio, ant kiek tai yra svarbu, kad būtų tvarkinga? Remiantis statistiką, viena iš pagrindinių gaisrų priežasčių yra susijusi su elektros instaliacija. Tai čia yra tikrai labai svarbu ir valdytojas arba savininkas tokio pastato, jis turėtų reguliariai bent jau kartą į metus praeiti pasižiūrėti vizualiai savo elektros instaliaciją. Ar nėra įtrūkusi pati izoliacija, ar nėra kažkur aprūkimų, ar nejaučiamas specifinis kvapas, kas yra būdinga elektros instaliacijai prieš kylant gaisrui. Sertifikuoti elektros įrenginiai, jie turi savaime apsaugos, vadinkim, priemonės, ne? Kurios, ten, pavyzdžiui, jeigu kyla viršytampis ar kas, tiesiog automatiškai atsijungia ir taip yra išvengiamas gaisro pavojus. O jeigu yra naudojami, pigus iš kažkokių ten trečiųjų šalių, tai jie to neturi ir tai yra pavojingiausia. Oho, Kazimierai, matote, kas čia dedasi. Mes jūs pakvietėm kaip ekspertą, inžinierių, specialistą, o čia yra elektros tinklai, tiesiog išvagojo visas sienas ir man atrodo, tai yra didžiulis bendras bardakas, laidų laidelių, kabo, kyšo, čia iš anų laikų, už kitų laikų aliuminį, čia turbūt aliuminį, neliesiu aš. Pavojus, teisingai? Taip, čia pavojus. Jūs net neprisiliečia per atstumą galit? Taip. Elektros energija, jinai pulsuoja ore? Taip, ir čia įtampa paduota. Visur yra įtampa? Taip. Tai čia reikėtų tokį aptvarą padaryti, kad neprieitų? Reikėtų laikytis elektros įrengimo taisyklės. Laidai turėtų būti apsaugoti nuo fizinių pažeidimų. Rozetės pajungtos atitinkamai uždengtos neveikiančios arba turėtų būti sujungti laidą ir izoliuoti.
Baisiausia, nu taip prieškit, kas gali būti baisiausia. Baisiausiai, kas yra dėl visos elektros instaliacijos, tai gali žmogus netekti gyvybės. Gali brangus elektros prietaisai išeiti iš rikiuotės arba, sakykime, jeigu blogi kontaktai, gali nebegalioti garantiją. Kam garantija? Elektros Mano draudimo garantija? Ir jums, jeigu lendat be atestato ir remontuojat, tai va. Ir toliau gaisras. Ir gaisra? Jo, jeigu kažkur kibirkščiuoja, sakykime, taip toliau laidai gali bet kur nutraukti tikimybę gaisrai. Keistas reiškinys, tarybiniai laidai ir šiuolaikiniai Taip, saugikliai. ir čia kas dar pažeidimas, nėra elektros schemutės, nėra sužymėti automatai, kas ką atjungia. O jūs kaip Privalo specialistas būti. galite nustatyti, vat, kam Čia negalima, turi turėti pastato maitinimo schemą, tik tokiu atveju. Tai yra toks protokolas, dokumentas, kur visi brėžinėjai, koks laidas atsakingas už Taip, ką. už ką ir kas ką eina. atjunginėja. Taip. Aha. Man atrodo, reikia dėti kodašį iš šiandien. Aš irgi pritarčiau, Sienos tai nes ten, matot, reiškia, laida irgi yra neizoliuoti, išeina, va, 2 laidai, matot, prie popieriaus. Čia irgi gali labai pavojingai netyčia prisilietus, atsirėmus ir galima netekti gyvybės. Kazimiera, jau tartinai žiūrite į lubas, nepatinka jums šitas lenciūgas laidai, kodėl? Negali būti pajungiami kontaktai elektros prietaisai, kad laidai nebūtų įtempti. Sujungimas, bet tas pats... Šviestuvas turėtų būti pakabintas fiziškai ant grandinės. Gerai, kol nenukrito, galim duoti kodašį. Bėgam. Oho, koksai storas čia dujos arba vandentekis, kas čia? Įtampos kabelis. Trifazis. Trifazis. Pats pavojingiausias. Pažeidimai. Neapsaugoto nuo fizinių pažeidimų kabelis. Jis privalo būti instaliuotas gofroje arba vamzdyje. Bet jisai dabar izoliuotas, Nesvarbu, taisyklės reikalauja iki 2 metrų, privalo būti elektros instaliacija apsaugota nuo fizinių pažeidimų. Neapsaugota po įtampą, nėra dangtelio. Elektros prietaisai privalo būti sužymėti, neaišku, nėra elektros skydinės schemos. Mes antrą jau tokią skydinę matome, kodėl nesužymėjo? Turėtų būti, aišku, kad apšvietimo skydelis, nepažymėta. Toliau čia apsaugos elementai netitinka. Kos apsaugos dėžutė kaip dėžutė? Ne, tai čia elektros netitinka apsaugos standartų reikalavimų, nes gali būti taip, kad užsidegs, o dar liks mums neišjungta automatinis. Kazimiera, jau šypsotės. Pirmą kartą šiandien jūs šypsotės, kažką gerą pamatėt. Pas savininką turėtų būti veikiančių elektros įrenginių sąrašas. Neveikiantys elektros prietaisai turėtų būti atjungti. Neveikiančios rozetės, kaip ir čia laidai, saugiai, matosi, kad nėra įtampos ir izoliuoti, kad neatsitiktų nelaimė. Ir aišku, jie turėtų būti toliau tvarkingai užbaigti kažkaip. Pas jūs inžinierius tai savotiškas toksai estetikos suvokimas, kaip koks aštunkojas įkištas į skylę ir ar va taip, nors ir izoliuoti, bet jie gali būti palikti kyboti, va taip. Jau čia, jeigu nenaudojamas patalpos, bet svarbiausia elektrosauga. Grįžtam gerai po truputį, nes ten visur yra įtampa. Man įtampa visam kūne, dabar įtampa ta visam kūne. Mes turime daug instrumentų, daug visokių rakandų, kurie yra funkcionalūs, bet va taip toks savartynas kalnas sudarytas tiesiai prie išėjimo. Pastebėjome, kad istoriniuose pastatuose žmonės dažnai sandėliuodami daiktus užstato svarbius praėjimus. Tai reiktų tuos daiktus patraukti, išmesti ir sutvarkyti ir atlaisvinti. Ar tai evakuacinis praėjimas, ar patekimas į pastogę. Langų angos įeina į avarinį išėjimo sąrašą, ar ne? Langų angos... Neįeina, galėjo langus užkrauti, o būtina užkrauti praėjimus. Yra daug kampų, o kažkodėl būtent čia.
galima įstumdyti tuos daiktus visur, išskyrus avarinį praėjimą, prašau, šventą vietą nelies, taip? Bet ir langą gal ten kažkas bėga, varva ir prikrausto daiktų ir nepamatysi. Gerai, ir taip sienos turi savo didelį plotą, galima vieną ant kito daiktą. Žodžiu, mes turime dar daugiau patalpų, apžiūrėkime, gal vienas užstatytas avarinis praėjimas, jaučiu, dar yra keli pažiūrim. Nu, patikrinkime. Jo, pradėkim nuo sudėtingiausio, gerai? Kęstuti? Esame milžiniškoje patalpoje, turit patalpo vartus, parašyta aiškiai išėjimas, exit, norėtume išeiti. Neišeina! Užbarikaduotas! Geras ženklas, kaip iš dangaus iškrito. Atbarikaduosim. Maža to, visus įrankius kokie reikalingi ir dar tu šluotą paimsi ir patvarkysi, o aš, jeigu neįveiksime klasikiniais, elektriniais, mechaniniais, su gesintuvu kaip filme, gerai? Gal pavyks ir su įrankiu. Tai pradedam. O kaip manai, kam reikėjo šitos nesąmonės, ką? Galėjau tiesiog paimti ir užkalti visas duris ir dviem pagaliais ir užtenka. Norėjau, kad kuo sunkiau būtų pasišalinti iš pastato. Senumo užklinio, užstrigo to. O! Atsidaro. Šviesa. Tai taip ir atrodo tas rojus. Ką? Šviesa. Čiagi yra išėjimas, įėjimas, ane? Čia yra evakuacinis išėjimas, kuris turi būti laisvai praeinamas. Negali būti užkaltas, užblokuotas, kaip prisuktas. O kodėl jisai turi būti? Jeigu jį užkalė, kažkam reikėjo? Bet reikia apsaugoti ne tik pastatą, bet ir žmonės, lankytojus, kad esant nelaimiai galėtų pasišalinti iš pastato. Išbėgti ir įkvėpti. Taip. Tai ačiū tau už darbą, bet reikės pakeisti pinutį. Ane? Gerai, padarysiu. Taip, Inga, mes apie prevencinio gaisro priežiūrą pašnekėjom, tai elektros tinklus apšnekėjom, instaliacijas visokias, ten tada oro vėdinimą. Prie mano desertinio klausimo ir jautriausios temos, nes turėjau kelis potvinius pastaruosius 2 metus. Aha. Tai kaip prižiūrėti vandens sistemą, kad neįvyktų avarija? Taip, tai čia tikrai yra labai svarbus klausimas ir labai dažnai tos avarijos tikrai labai daug žalos pridaro, tiesa? Gerai, kad draudimo turiu. Taip, tai visų pirma, tikriausiai taip įsigyti draudimą, o šiaip tai žinoma, kaip ir bet kokiems elementams pastate, tai yra svarbi ta prevencinė reguliari priežiūra. Tai mes tiesiog apžiūrim savo vamzdžius, kuriuos mes galim patys, sakykime, pamatyti. Tai kas labai svarbu, tas vamzdynų dalių sujungimai, kad nebūtų prarūdyję, apkalkėję, apibėgę. Tai irgi jau indikuoja kažkokias problemas, kad ten kažkur tai kažkas tai vyksta. Taip pat žiūrim, ar nėra aprasoję. Nes irgi gali, sakykime, tas aprasojimas, tas drėgmės padidėjimas irgi gali rodyti, kad kažkas yra negerai. Kondensatas renkas. Pavyzdžiui, kai vamzdžiai, ypač šalto vandens, nėra izoliuoti, kas turi būti. Ne? Taip. Ir jeigu mes jau tikrai norime savo teisingai vamzdžius prižiūrėti, tai turėtų būti įrengtas pravalas, kad mes galėtume ir pravalyti, ir tiesiog, jeigu kažkokia problema yra, ją tiesiog patogiau sutvarkyti, nes jeigu ne, tai jau reikės kreiptis, žinoma, ir į specialistus. Taip, Inga, ir vis dėlto įvyko tai, ko labiausiai mes vengiam, nenorim gyvenime, tai yra potvynis, avarija. Ką darome? Aišku, visų pirma, nestojame sudėję rankas kišenės. O ką jūs? Nepanikuojam. Kvepuojam.
pakvepuojam ir bėgam saugot, gelbėt savo turtą. Taip, nes tai ir yra svarbiausia, dėl ko mums čia dabar ir reikia susirūpinti. Tai ką mes darom? Pirmiausia, išjungiam vandenį už visas sklendes. Taip. Išjungiam ir pradedam tą vandenį tiesiog šalinti, sakykime, jeigu ten jo daug yra, su kibirais, jeigu... Kibirais, su skudurais, su rankšluošiais, gręžiam. Taip, rankšluošiais ir, nežinau, tu sakai, kad tau yra tai buvę, ne? Tai gal tu net gali kažką pridėti. O taip, aš kai jau vanduo, jau plūduriavom, žodžiu, batai ir tada aš bėgau ten, boilerio apsauginis čiaupas jisai suveikė ir neužsidarė, tai ką aš pirmą iškart man dėjo, ačiū Dievui, iš rozetės ištraukiau. O, va, čia labai geras, taip, labai geras. Va, ir tada išsinomavau drėgmės surinkėją, kai jau viską išdžiovinom. Ir tada į draudimą ir kompensavom visiems kaimynams. Visi laimingi. Tai irgi labai svarbu apsidrausti savo turtą nuo tokių nelaimių. Inga, aš dar pasidalinsiu vieną skausmingą patirtimi, o tu pasidalinsi patarimais. Kaimas, žiema, patingėjau išleisti vandenį iš sistemos, atvažiuoju aplankyti, patikrinti, vėl viskas plaukia ir ledukas nesusidarė. Nu, va, tai va, čia irgi yra kita labai dažna problema. Atsitinka pastatuose, kurių mes žiemą nenaudojam, nešildom. Ir jeigu ten turim vandentekį ir paliekam, viskas. Labai blogai. Tai ką reikia daryti, nu tai žinoma nepamiršti išleisti to vandens, teisingai, prieš jau tą žiemos sezoną. Na ir aišku, jeigu būna dar ir tokių atvejų, kad pavyzdžiui mes turim vamzdynus einančius pro nešildomas patalpas, ne? Tim ten name, mes gyvenam ir ten per kokį garažą eina vamzdynai. Na tai tokiu atveju, kur jau negalim išjungti to vandens išleisti prieš žiemą, mes tuos vamzdynus tiesiog apsišildome. Na ir netgi būna tam tikri irgi yra šildymo kabeliai, kurie ten jau įsijungia automatiškai, kai jau ten ta temperatūra nukrenta. Tai va tokių visokių būdų yra apsisaugoti prevenciškai, kad neatsitiktų tokia nelaimė. Artėja šildymo sezonas, žiema, šalta. Ir jauku būna, kai šilta ir vat, kokie būtų ypatumai, kuriantis šildyti namus saugiai. Žmonės pradeda ruošti šildymo sezonui, įsijungia savo pečiukus, pradeda kūrenti krosnis, pasitikrina savo katilus. Tai pats pirmiausias dalykas yra pasitikrinti, ar tie tavo katilai, šildymo prietaisai, jie yra tvarkingi. Nes vėlyvą rudenį arba žiemą didžiausia gaisrų priežastis yra netvarkingi ir nesandarūs šildymo prietaisai. Taip, tai kaip man čia, žinau, kaip ratus patikrinti, padaužai ir tam tikras garsas tuksenasi toksai. Jo. O tai prie pečiuko ar pečiaus prieėjus, ką reikia daryti, kaip tikrinti tą sistemą? Tai iš pradžių gal pakalbėkime, yra tokios 3 grupės. Tai yra židiniai, krosnis, dūmtraukiai, katilai, dujų katilai ir kieto kuro katilai. Ir jiems visiems yra būtina priežiūra. Nuolatinė priežiūra. Tai pavyzdžiui, krosnis, tu turėtum patikrinti, ar, jeigu pavyzdžiui, koklinės krosnis, ar ne, tai patikrink, ar kokliai nėra sutrukinėję. Tu tarpus irgi reikėtų patikrinti. Taip, siūlės irgi reikia patikrinti, ar jos yra neištrupėjusios, nėra kažkokių nesandarumo. Ar dūmai neina turbūt, nepakoreni, kad su dūmeliu būtų ir stebėti. Ir dar gali pasižiūrėti, jeigu matai pajudavusi, išlindusi suodžių arba kokių dervų, tokių, vat... Ženklas. Taip, ženklas, kad tavo krosnis yra nesandari. Visiems šildymo tipo prietaisams būtinas valymas, reguliarus valymas. Dėl dujinio katilo, ten nepatikrinsi, ten neužuosi, ten garso neišgirsi. Pavojingas ten dalykas, pati sistema. Ką daryti? Ar pačiam tikrinti, ar ekspertą kviesti? Kaip tik ir norėjau sakyti, kad dėl dujinių katilų reikėtų kreiptis jau į specialistus, kurie galėtų atvykti, patikrinti ir sutvarkyti atrastus pažeidimus. Patiems tokių prietaisų geriau yra netvarkyti. Skirtingi terminai tikrinimui, turbūt dujo katilui, kieto kuro katilui, tiesa. Kaip suprantu, krosnelė, krosnė būtų gerai kiekvienais metais žiūrėti.
O dujinį katilą? Net ir ne kiekvienais metais, reguliariai kiekvieną mėnesį iš tikrųjų. Jeigu kurieni Sezono metu? Sezono metu, bet ir prieš sezoną reikėtų išsivalyti, ir sezono metu reguliariai reikėtų valytis, ir jau po sezono, kai jau baiginėjasi šildymo sezonas, tu jį turėtum išsivalyti ir dar kartą patikrinti. Tikrai taip senais laikais stropiai ir žiūrėdavo, tikrindavo kas mėnesį, čia tikrai taip suprantu, jo. Ypač senovinius koklinius pečiukus juos reikėtų. O naujus tai ne taip dažnai turbūt, ne? Priklauso nuo kuro, kokį naudoji. Jeigu, pavyzdžiui, naudoji malkas, kieto kuro katilas, jį reikėtų dažniau valyti. Tai yra, turėtum išsivalyti pelenus, katilą turėtum išsivalyti nuo suodžių, nes jeigu jų neišsivalysi, kyla grėsmė, kad jie gali užsidegti. Dujų katilai, juos reikėtų prisižiūrėti kiekvieną kartą taip pat, tačiau jau pačiam tvarkyti jų nerekomenduojam. Su dujų agregatais dažnai kyla bėdų? Taip, tai dujų agregatai, jų pavojus, jeigu vertiname per gaisrinę prizmę, tai būtų dujų nuotėkis. Tai va šitą dalyką reikėtų susižiūrėti. O kaip susižiūrėti, jie neužuodžiami? Tai yra davikliai. Šiai dienai yra specialūs davikliai, kuriuos galima kabinti taip pat kaip gaisro pavojų, taip ir dujų nuotėkio pavojų. Jie fiksuoja ir perspėja žmogų, kad yra patalpoje dujų nuotėkis. Jie yra privalomi? Jie šiai dienai nėra privalomi, bet mes kaip rekomendaciją juos visada rekomenduojame žmonėms įdėkti. Aha, Aurelijau, paklausykit dabar. Reikia privaloma tvarka, reikia gaisro daviklį instaliuoti, tada jūs siūlote dujų daviklį, o dargi yra ir smalkių daviklis. Taip, bet mes... davikliais apsikastęs. Ne, tai aš šitoje vietoje jūs pertrauksiu. Rinkoje galima rasti ir 3 viename daviklį, iškart kur yra. 3 viename man patinka. Bet čia tas pats, kas skalbyklė 2 viename ir skalbė ir džiavina, sakė, nelabai efektinga. Bet dabar naujas jau sako efektingas. Gerai. Jumis neišeina netikėti. Aurelijau, jūs tą papkę vis turite ir galvoju, ką jūs man baudą norite išrašyti? Ar ne, tiesiog aš čia atnešiau... šeimininkas, žinokit. Jo, aš viską suprantu, aš čia atsinešiu pademonstruoti, kad jeigu žmonės susiduria su klausimu, ką jam reikia iš gaisrinės pusės turėti, ne, tai jie gali užėti mūsų departamento puslapį ir tenais tokį atsispausinti klausimyną, kur yra paruoštas būtent kultūros paskirties pastatų, kaip reikia naudotis ir ką reikia būtiniausius dalykus susižiūrėti. Ir jis tada step by step, tai va, gražiai gali praseiti ir susižiūrėti visus punktus, ar pas jį yra įgyvendinta. Kiek čia 60? Šiai dienai mes turim 64 punktus. Ir man juos visus mintinai reikia žmonių? Ne, jau mintinai nereikia, jums tiesiog reikia ant printerio paspausti mygtuką print ir turėti su savimi šitą tokį lapelį. Periodiškai pasiskaitinėti tam, kad ekspertų nekviesti. Taip. Ir noriu atkreipdėmėsi, kad šiai dienai, jeigu kultūros paskirties pastatas yra virš 100 kvadratų, tai jis jau papuola į mūsų akiratį ir mes kas 3 metus ateinam tokio pastato tikrinti. Jeigu yra virš 500, tada kas 2 metus ateinam, o jeigu virš 1000 kvadratų, tai mes kas metus tokį pastatą tikrinam, mūsų inspektoriai. Jeigu 70 kvadratų neliečiat? Ne. Atsakomybė mano, jeigu aš dasipirksiu dar 30 kvadratų, viskas veikia. Ir jis bus kultūros paskirties, o ne gyvenamosios. Tada mes jau pas jūs pasibelsim. Pasimatysiu. Oi, ačiū Jums labai, Aurelijau, man atrodo, daugiau negu reikia atsakėt. Ir kažkaip iškart ramiau. Kontaktą aš Jūsų turiu, jeigu ką kaimynam padalinsit. Taip, ačiū. Inžineriniai tinklai ne visada yra paveldo objekto vertingoji savybė. Tačiau visada svarbus užtikrinant gerą namo būklę. Neprižiūrimi, apleisti, jie gali pavojingi būti ne tik tai pačiam statiniui, bet ir žmogaus gyvybei. Todėl nuolatinė jų priežiūra visada atsiperka.